Sveiki visi, esu burnos chirurgas Mindaugas Neverauskas, dantų implantaciją praktikuoju jau 20 metų. Per tą laiką dantų implantai, tiek dantų implantacija pasikeitė nemažai pacientų naudai. Vienas dalykas, kuris pasikeitė mažai, tai pacientų nuogąstavimai, o man sakė, taip negalima. Tai jeigu prieš 20-15 metų labiau reikėdavo įtikinėti pačius gydytojus, kad dantų implantacija yra geriausia alternatyva atstatyti dantį, tai šiandien mes dažniau kalbame apie implantacijos būdus ir kaip pavyzdys yra vienmomentė implantacija, tai yra implantacija kartu su danties šalinimu. Kažkodėl tai gydytojams ir pacientams kyla įvairiausių baimių. Tai kaip čia tau galima implantuoti, jeigu pas tave dantis su didžiuliais židiniais, pūliuojantis ir taip toliau. Tai visų pirma, pašalinus dantys, kartu su juo pasišalina ir uždegiminiai audiniai, o tas, kas lieka, mes tiesiog pašaliname specialių instrumentų pagalba. Tai yra natūralu, kad skirtingi gydytojai turi skirtingą vertinimą situacijos ir kadangi jų kvalifikacija ir įgūdžiai, patirtis skiriasi. Kita baimė, dažniausiai jau išplaukianti iš pacientų, tai yra o kas bus, jeigu neprigis? O kas bus, jeigu prigis? Iš principo pralaimėti šitoje situacijoje pacientui nėra įmanoma. Dėl to, kad jeigu mes implanto nesukame iš karto, tai reiškia, mes implantą turėsime sukti po 4-6 mėnesių, kai kaulas sugis. Bet jeigu mes implantą sukame iš karto ir turim neprigijimą, tą mes matom per 2-3 savaitės, tai tokiu atveju mes tą implantą turėsim persukam nemokamai po tų pačių 4-6 mėnesių. Taigi jisai šitoj vietoj tik tai gali laimėti. Ir tų laimėjimų iš tikrųjų yra daugiau. Tai vienas iš laimėjimų būtų toks, kad sutaupome laiko, kaip minėjau, 4-6 mėnesiai ir sutaupome pinigų. Dėl to, kad jeigu mes implanto neįsukam iš karto, tai dažniausiai įgyjant kaulą mes netenkame, kaulas rezorbuojasi ir vėliau implantuojant mums gali tekti atlikti didesnę ar mažesnę kaulo augmentaciją, kaulo atstatymą. Antras dalykas, labai svarbu, kad įsukus implantą iš karto mes įsaugome tiek minkštųjų, tiek kietųjų audinių reljefą, tai yra tokį kontūrą natūralų ir gauname galbūt maksimaliai geriausią natūralų rezultatą. Tai labai svarbu, jeigu kalbama apie estetinę zoną, priekinius dantis. Trečias dalykas, ypatingai raunant krūminius dantis, implantas mums tarnauja kaip kamštis. Jis dalinai uždaro tą didelę išrautą danties alveolės erdvę. Tokiu būdu labai sumažinamas skausmingų gijimų rizika. Ir ketvirtas, aišku, mums nereikia nei pjūvio, nei siūlų, kas iš paciento pusės atrodo iš principo labai naudinga ir paprasta. Galbūt gydytojai tai techniškai atlikti nėra taip lengva, bet mes turime daryti tai, kas yra naudingiausia pacientui. Taigi vienmomentė implantacija turėtų būti tikslas tiek gydytojui, tiek pacientui, dėl to, kad yra pigiau, greičiau, gaunami geriausi estetiniai rezultatai ir tai yra vis tik geriausia prevencija kaulo nutirpimui.